laukas, kelias, pieva, upė, la 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 la, gražiai iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Šiuolaikinis žmogus mėgsta ne tik skaniai, bet ir sveikai pavalgyti. Toks sąmoningumas atsirado dėl kilusių problemų. Tai yra alergijos, tai yra susirgimų visokių nuo maitinimosi padidėjimai. Natūralu, kad vartotojai pradėjo ieškoti kažkokio tai alternatyvų. Alternatyvą alkanam ir susirgti bijančiam klientui pasiūlė ekologiniai ūkiai. Natūralu, kad atsirado ir vartotojas, kuris norėjo pradėti maitintis taip, kaip maitinosi galbūt seneliai, kurie nenaudodavo chemijos, mineralinių trąšų, o pagamindavo ekstensyviai. Aišku, čia atsiranda du niuansai. Ekologiniams ūkiams užauginti sveiką produkciją nėra lengva. Yra nenaudojamos genetiškai modifikuotos medžiagos, nėra naudojama mineralinė trąšų, nėra pesticidų, bendrąją kalbą kalbant herbicidų ir kitokių cheminių medžiagų naudojama, tai natūralu, kad to pasekmė yra kritęs derlingumas. Ūkininkui bene dvigubai kritęs derlingumas gali grėsti bankrotu, o kad taip nenutiktų, į pagalbą ateina ES paramos pinigai. Ekologinis ūkininkavimas tai yra irgi galimybė pareiškėjams gauti kompensacinės išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros programą 2014-2020 metų. Pačią priemonę ekologinis ūkininkavimas. Šiuo programiniu laikotarpiu priemonėje yra dvi remiamos veiklos sritis – perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo ir ekologinis ūkininkavimas. Sulaukėme nemažai skambučių, žmonės teiraujasi, klausia, bendradarbiaujam kartu ir su Žemės ūkio skyrių specialistais ir labai dabar vyksta intensyvūs deklaravimo darbai, pareiškėjai teikia paramos paraiškas. Negalima strimgalviais tenais iš karto ir eiti, vien orientuojantis į paramos mechanizmą. Tikrai bus bėda ir aš perspėju, nes dažnai būna tokių nudegimų, gal pasakykime, kada bandysiu ūkininkauti, bet žinių dėja neturiu. Paraiškos šiais metais yra priimamos iki birželio 6 dienos, o su pavėlavimu bus priimamos paramos paraiškos iki Liepos 1 dienos. Net sakyčiau, kad neikite į programą, bet sakau, ateikite į programą pasiruošę. Paraiškos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų priemonės ekologinis ūkininkavimas paramai gauti pagal veiklos sritis perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo ir ekologinis ūkininkavimas priimamos iki birželio 6 dienos. Primename, dalyvavimo trukmė šioje priemonėje yra 5 metai. Vienas žodis Lietuva.